knygą apie miegą. Kokybiškas miegas. Labai gera knyga. Autorius čia labai daug aprašęs yra, ko reikia, kad mes pasiektumėm kokybišką miegą. Ir mums labai daug ir pabrėžęs miegą naudą ir kaip mes labai kartais ignoruojam tų dalykų, kad, sakykime, mes neišsimeigtum ir galvojam, ai, čia niek tuok. Bet iš tikrųjų trūkoms miegą labai kenkia mūsų sveikata. Tai čia aptarsim detaliau, kas tas miegas ir kad yra iš tikrųjų 3 tokios kaip stadijas miegą. Aptarsim, kas liet mitybą. Pavyzdžiui, kad 3 valandas reikėtų nebevalgyti iki miegą, jei norim išsilsėti labai gerai, išsimiegoti gerai. Ir pasidalins iš sais, kokių man būna problemų su miegu. Dar padarysim tokį klausimėlį, kad jūs sužinotumėt, ar jūs esat tas vieversys, ar jūs esat ta pelėda. Aš asmeniškas pelėda, kas man irgi gyvenim sukel daug problemų, bet iš dalies tai irgi toks įdomus ir geras dalykas. Tai va, pažiūrėkim. Čia vanduo, ne kava. Nes biškdžiūn born, ką reik šnekėti. Nepagiris, tikrai, nebijokit. Tai va, prieš tai, kol dar paskaitysiu, čia irgi dar pridursiu, kad pats autorius rašo, kad seniau būdavo toks labai požiūris į miegą, kad va, tai žmonės, kad ir sakydavo, ai, aš čia galiu išmiegoti 5-4 valandas ir toliau dirbti. Tai čia anus vos nedėvindavo, kokie jie čia šaunuoliai, kokie jie ir stiprus ir kokie jie ir žmonės tokie ištvermingi. Bet iš tikrųjų čia ir didžiausia nesąmonė. Žmogau reik miegą ir reik kokybišką normalaus miegą, nes atsistat kūnas, atsistat protas, tiesiog ir fiziškai būtinas dalykas. Ir jis pats čia rašo, kad seniau ir daktarą kartais nam atsakydavo, kad miegas ir tik silpnym. Su tokia mintim, kad va, tu išsimiegosi vos ne ką numiris. Aš irgi atsimenu dar mokyklos laikas tus laikus, kad ten išmesdavo visokius reelsus, kad ten aš čia teik te meigtų, aš čia teik dirbu, teik visko. Tas nėra gerai ir čia visim reiktų miegą. Čia gali imituoti, kad tu gali 4 valandų gyventi miegą, bet taip nėra. Ir mums kuo aiškint, kad per pastarusius jau kokį 50, net taip 100 metų, gal sakykime, viskas labai pasikeitė. Mokslininkai pradėjo tyrinėti tas smegenis, kaip tas smegenis veikia, kad mes miegam uždėt tokius elektrodus ant galvos. Aš neišsiplėtos toks aš mokslininkas, bet tai jums čia paprasčiausiai ir parašys, kad dabar požiūris į miegą smarkiai pasikeitė. Naujausi tyrimai parodė, kad miego trūkumas gali pakenkti žmogaus organizmui, smegenims ir mikrobiomui, žarnyno bakterijoms, labai padidindamas riziką susirgti įvairiomis lėtinėmis ligomis, tokiamis kaip nutukimas, antro tipo diabetas ir demencija. Kas irgi yra labai įdomu, kad aš netepsenę turėjau pokalbį su vienu tokiu kolega, buvusi kolega, ir man pasakojo, kad dirbdavo naktinės pamainos sandėlius. Ir pradirbo, man rodo, ne 3 metus ir irgi atsirado tas antro tipo, taip skaitos, antro tipo diabetas. Ir aš nežinau, gal tik sutapims, bet kai paskaitėjau tau knygą ir prisiminiau Tavonos istoriją, tai grina pagalvojau, kad dirbdavau naktinės pamainos, o deina ten, žinot, kas gal esate dirbę, manau, pritarsit, kad deina tikrai neišsimiegosit. Ir kitas dalykas ir pridurkim prie to pat, kad aš neužmirščiau. Miegas, skirias, ta prasme, kada tu nueis miegoti. Manau, daug kas žinojot, bet manau, daug kas ir nežinojot, kad, sakykime, miegas nuėjus miegoti, sakykime, prieš 12 valandą naktais iki, sakykime, ryto ir daug geresnis miegas, negu, sakykime, nuėjus miegoti ant paryčias ir išsimiegojus tų pat valandų skaičių, bet tos valandas bus visiškai kietas. Seniau turėjau tokį mintį, kad koks skirtums, kad aš nuėjęs miegoti, aš galiu nuėjti miegoti, kad ir 6 ryte. Jei aš, sakykime, išmiegosiu iki 2 valandos dienos, aš išmiegosiu 8 valandas ir viskas bus gera. Bet ne, taip nėra. Ir čia irgi te praš, kad geriausias miegas yra iki 12 reikia nuėti miegoti bent jau. Mums pats tas autorius eina miegoti 11 valandą ir kelas 7 valandą. Tai va, tęskim toliau. Ir čia mums irgi rašo. Kalbant apie miegą, svarbi ne tik jo trukmė, bet ir kokybė. Išsamus miego tyrimai atskleidė, kad gerai neišsimiegant padidėja depresijos ir atminties
sutrikimų išsivystymo riziką. Tai kelia didžiulį susirūpinimą, ypač jeigu jūs, kaip ir trečdalis suaugusių pasaulio gyventojų, kenčiate nuo nemigos. Laimiai yra daug nepaprastai veiksmingų būdų, kaip pagerinti miego kokybę. Jie padės jums greitai užmigti, kietai miegoti iki pat ryto ir pabusti pailsėjusiems bei žvaliems. Kartu jausitės laimingesni, kūrybiškesni ir net prailginsite savo gyvenimo trukmę. Irgi mes susiduriam labai daug su žmonėm, katrie neįsako, kad aš vajautaus, kad aš kaip depresuos, toks, depresyvos nejaut. Aš nenei, kad depresija egzistuoja, bet tikrai nėra taip, kad vos ne kiekvienas paauglys, kiekvienas žmogus, katru sutink un serg depresijai. Greičiausiai mums labai turi didelį trūkumą miego, valgo nesveiką maistą ir neturi jokios tokios, gal sakykim, sveikos rutinos yra nuo hormonų iškart susimakaulauna ir mums tiesiog prastai jautas. Tada. Ir varykiam prie miegą, ne? Tai miegas apima 3 skirtingas būsenas. Lengvą, gilų ir REM, greitų akių judesių miegą. Per naktį mes miegame maždaug 90 minučių trunkančiais ciklais, pereidami iš vienos būsenos į kitą. Tai va, toks lengvas miegas, ne? Gilus miegas ir tada REM, greitų akių judesių miegas. Perėjęs iškart prie gilaus miego. Tai gilaus miego fazėje esate labiausiai atsipalaidavę ir jūs sunku pažadinti. Tačiau nors jūsų smegenys ilsisi, organizmas sunkiai dirba, nes giliojo miego metu vyksta dauguma atkuriamųjų procesų. Pavyzdžiui, hipofizė pradeda intensyviau gaminti augimo hormoną, kuris yra gyvybiškai svarbus ląstelėms atsinaujinti. Gilus miegas taip pat stiprina imuninę sistemą. Kai gilaus miego fazėje praleidžiate per mažai laiko, organizmas išskiria mažiau citokinų, baltymų reguliuojančių imuninę sistemą. Citokinai yra būtini kovojant su infekcijomis, todėl trūkstant miego greičiau peršalama, be to sumažėja vakcinų nuo tokių ligų kaip gripas veiksmingumas. Nors manoma, kad gilaus miego fazė yra visiškas atsipalaidavimas, jos metu kai kurie žmonės pradeda daryti keistus dalykus. Pavyzdžiui, miegodami vaikščioti, kalbėti ir net valgyti. Šį reiškinį smulkiau aptarsiu antrajame knygos skyriuje. Tai va, čia trumpa pasakius, gilus miegas yra labai svarbus. Mes tiesiog atsinaujinam. Mūsų smegenys susitvarko su informacija. Išruošiam to informaciją. Tavo prisiminimus smegenys atrenka, katrus prisiminimus pasilikti, o katrus išmesti. Katrus palikti to ilgalaikį atmintį, o katrus išmesti to trumpalaiką atmintį ir išvis pašalinti. Dėl to, pavyzdžiui, ir mokytis ir informacijams, kaip ir čia sako, per studentams. Geriau vis laik po biškį, bet normaliai išsimiegoti. Jei mes tenas pasileiktam viskų paskutinę dieną ir stengiamės viskų išmokti, ne, viskas bus trumpalaikį atmintį, mes niek nepasiliksim savo galvo. Ir čia irgi va. Kad gilaus miego tikimybė būtų didesnė, patartina eiti gulti iki vidurnakčio. Iki vidurnakčio. Svarbiausia eiti iki vidurnakčio, miegoti. Neeiti vėliau negu vidurnaktis, nes nebus tokia efekta gera. Ir va, kaip ir sakiau, apie visto informacijai. Tačiau nors ir turite nuostabų gebėjimą prisiminti, greičiausiai nenorite savo galvoje sukaupti daugiau šlamšto negu būtina. Todėl naktį reikšmingais laikomi atsiminimai yra perkeliami iš hipokampo, trumpalaikės smegenų saugyklos, į prefrontalinę žievę, ilgalaikę smegenų saugyklą. Manykite, kad ji yra jūsų standusis diskas. Trumpalaikėje saugykloje likę prisiminimai pamažu yra ištrinami. Norit išmokti kažkur įsiminti, gerai įsimiegokit. Nes jei jūs kalsit kelias valandas, tada išmiegosit 2 valandas ir galvosit, kad esat supermeną, išvaistit savo laiką ir sveikatą. REM miegas ir emocijos. Pašnekėkime apie REM miegą ir emocijas. Kaip išsiaiškinome, gilus miegas yra gyvybiškai reikalingas smegenims išvalyti ir prisiminimams surūšiuoti. Vėlesnė REM miego fazė
taip pat yra svarbi tvarkant ir organizuojant prisiminimus. Tačiau ji atlieka dar vieną funkciją, padeda išspręsti mūsų emocinės problemas. Tai va, žmonės, kad ir turite emocinių problemų, vis mes turime žmonės emocinių problemų, sukluskėt. Nors per naktį sapnuojame ne vieną kartą, REM miegas yra tas metas, kai mus aplanko ryškiausi sapnai. Ir kaip tik šie sapnai padeda mums apdoroti blogus prisiminimus bei patirtis ir jų atsikratyti. Tai paaiškina kitą labai keistą faktą. REM miego fazėje dauguma mūsų raumenų yra paralyžiuoti. Greičiausiai taip yra todėl, kad sapnuodami intensyvius ryškius sapnus nesiblaškytume ir nesusižalotume. Mes ir toliau kvėpuojame trumpais, neilgais įkvėpimais, bet vienintelė kūnų dalis, kuri akivaizdžiai juda, yra akys. Jei budėsite prie REM miego fazę pasiekusių žmogaus, pamatysite, kad po vokais jo akys kaip pašėlusios laksto, pirmin ir atgal. Niekas nežino, kodėl taip vyksta, tačiau viena teorija skelbia, kad panašiai mūsų akys juda žiūrint filmą. Sapnai tai mūsų psichikos kuriami filmai, todėl galbūt akių judesiai tiesiog rodo, kad mes atidžiai stebime tam tikras scenas. Tai va, gal kada nors manėt, kad mėgs ir tiesiog paprastas, kaip sakant, dalyks, kur mes užmėgtam, paelsam ir atsikilam. Bet va, kaip ir dabar, paskaitysit kada nors va toj knygą, arba tiesiog internet pasidomėsit, paklauskit, kad ir ChatGPT apie mėgą, podcastą kokį nors paklausykit apie mėgą. Hubermans labai daug įdomiai papasako apie mėgą. Ir aplama daug ir mokslininkų, kad tyrinėja mėgą. Aš kažkur prieš 3 metus taip labiau pradėjau domėtis apie mėgą. Ir irgi buvo labai neįtikėtina sužinoti, kad yra tokios mėga stadijos, teik ir fiziška reikalingas dalyks. Ir, kaip sakant, jėnų žiūrėti nerimta ir piknaudžiauti, būtų labai neprotinga, nes pagalvokim logiška, mėgs ir nemokams dalyks, ne? Tau nereik pirkti, tau nereik, ta prasme, čia ir nemokams dalyks, bet mes ir esam žmonės tokį padara, kur jei mes nemokam pinigų atrodons ir nėra veiksmingas, nėra naudingas. Ar laikas švaistyms. Tai kol galit ir jei aplama galit skirti laiką geram mėgau, skirkit mėgau laiką, nes ir kūrybiškoms viskas esi prieki ir išvengsit labai daug ligų. Kaip ir čia šitą ir toks paveiksliuks va žmogus, tai ko mėgs dar smegenim, tai pavyzdžiui, prasta atmintis, bloga nuotaika, čia toliau eina per vis kūną, nusilpęs imunitetas, antro tipo diabetas, svorio priaugimas, polinkis griūti, pažintinės funkcijos sutrikimai, širdies ligos, padidėjęs kraujospūdis, sumažėjęs lytinis potraukis. Lytinis potraukis irgi sumažėjo, kad mes nebeišsimeiktam. Ir čia šitą irgi man labai pateiktas parašyts. Užburtas ratas. Miego trūkumas skatina svorio augimą ir papildomų riebalų kaupimąsi ypač aplink juosmenį ir kaklą. Tai užburtas ratas. Kai aš buvau antsvorio turintis diabetikas, blogai miegojau, nes smarkiai knarkiau. Antsvoris taip pat didina riziką susirgti miego apnėją. Liga, kuri verčia jūs nustoti kvėpuoti 100 kartų per naktį. Tai sukelia nuolatinį nuovargį, alkį ir daro siaubingą žalą smegenims. Ir plius, kad mes neišsimeiktam, mes automatiškai norim daugiau visų kitokių, kaip sakykime, tų nesveikų maistų, kokių saldžių bandėlių, čipsų, kokių nors nesąmonių. Ir mes automatiškai vėl priaugam svoriaus, arba mes išgeriam kuo daugiau kavos, energetinių gėrimų ir kadangi energetinė gėrima nuaplama kofeinas irgi ne visuomet spės pasišalinti iš kūno iki to laiko, kada tau reiks eit miegoti, tai automatiškai tau mėgs vėl suprasties. Ir tu įsisuki į tokį užburtą ratą. Aš asmeniškai dabar pašnekės apie tai. Čia sakau, ta knyga, tik ir mokslinis dalyks, nėra taip lengva savo žodės pašnekėti, nenorint nusišnekėti. Bet arba paskaitykit kažką panašaus apie mėgą, nes čia nėra kažkokia self-help knyga, čia nėra kažkokia nesąmonė, čia tiesiog ir mokslinės eksperimentas, mokslinės tyrimas paremta knyga ir daug knygų apie mėgą. Investuokit tuos 10 eurų, nes čia ir kaip paskaičius, kiek čia daug sveikatą įtakotas dalyks ir kaip čia gali sužinoti daug tokių tipsų, kaip eit miegoti, ką daryti. Tai dabar tiesiog, kas man bus lengviausia, aš pašnekėsiu apie tai, kaip aš dabar norėjau susitvarkyti miegą ir visko.
Padarykim dar tų klausimėlių. Aš jums minėjau, kad padarysim klausimėlį, kad jūs sužinotumėt, ar jūs esat vieversys, ar jūs esat pelėda. Tai va, čia klausimins katras pasakys, ar jūs esat vieversė, ar jūs esat pelėdas. Tai yra, ar jūs esat vieversė ir mėgstat eit anksti gulti ir anksti keltis, ar jūs esat pelėdas ir mėgstat eit vėlą gulti ir vėlą keltis. Čia ir 7 klausimą, į kiekvieną klausimą turėt atsakyti taip arba ne. Galų gale paskaitysiu atsakymus ir sužinosit. Tai pirms būtum. Ar be žadintuvo pabundate 7 valandą ryto, žvalus ir linksmas? Antras. Jei einate gulti 10 valandą vakaro, ar greitai užmiegate? Trečias. Ar visada stengiatės atsigulti prieš vidurnaktį, net kai atostogaujate? Ketvirtas. Ar sunkiai užmiegate iki vidurnakčio? Penktas. Ar be žadintuvo negalite rytą atsikelti iš lovos? Šeštas. Ar nejaučiate poreikio valgyti anksti ryte ir puikiai apsieinate tik su puodeliu kavos? Septintas. Jei galėtumėte, ar miegotumėte iki 11 valandos ryto ir dar ilgiau? Ir autorius raš. Jei į pirmosius 3 klausimus atsakėte teigiamai, o į paskutinius 4 neigiamai, greičiausiai esate vieversys. Jei atvirkščiai, pelėda. Pasidarysit išvad pats, kaip matot, čia sning. Norvegijoje dabar filmuojam paskutinį dalį, pasakysiu, kaip man buvo su to meigu. Aš esu žiauri pelėda. Jei moniai gyvenime nėra svarbių reikalų atsikelti anksti, aš galiu labai greit sugesti ir aš galiu pradėti atmeigoti 4 valandą rytmetį. O dar jei tada seniau dabar kavos atsisakiau, kofeiną atsisakiau, nebegeriu kavos, o jei seniau dar ir kofeiną vartodavau, tai išvis būdavo kosmosus. Atsigerdavau kavos vakare, išeidavau miegoti kažkur apie 4 valandą rytą. O kodėl te būdavo? Nes dabartinis man laiks toks ir, kad aš dirbu Norvegijoje ir aš turiu apie mėnesį atostogų Lietuvo. Tai kai aš esu apie mėnesį atostogų Lietuvo, tai man viskas tada ir susigadin. Te buvau paskutinį kartą, kai buvau atostogos. Ir norėdam susitvarkyti tų ritmą, tiesiog jau viskas. Atsisakiau kofeiną, bet vis tiek nueit miegoti, sakykime, 10-11 ir labai sunkia, kad tu esi pratęs eit miegoti paryčias. Tai tam pasitelkiau, kaip ir to knygo paskaitau apie melatoniną. Vis laikas girdėjęs, kad melatoniną ten ger, sakykime, kad skrydžius kokius daro, ne, kad išmiegotum skrydį ar kažko tokį. Ir aš vis laik prisibijojau to melatonino, nes galvojau, kad čia kažkoks ir žiaurus preparats ir aš pripras prie ir benu negalės išmiegoti. Bet kaip čia mokslininkas to knygo parašė, kad čia tiesiog ir papras dalyks ir kad tu nebevartosi, tau labai neįtakos nieko kūno, nėra kažkoks pavojingas preparats. Tai aš tiesiog išgerdavau vien tokį tabletį kažkur apie 9-10 valandą, tai jis man padėdavo užmiegti. Ir aplama po darbo, būdavo biškil pavargęs ir po biškį susitvarkiau savo rutiną. Tai dabar aš nueinu miegoti, stengiuosi vis laik nueiti miegoti prieš 10, o, sakykime, keltis reikia 7, po 7, ką aš turėčiau apie 9 valandas meigau. Iš tų 9 valandų meiga, kažin ar aš išmeigos 9 valandas. Bet, sakykime, aš gal per 1 valandą ten vartaliosios, neužmėgsiu, bet man dar liks 8 valandas. Tai ir didelė tikimybė, kad aš išmiegos 8 valandas. Tai va, taip aš susitvarkiau savo meigą rutiną, dabar va, man tokį meigą rutiną. Ta knyga labai padėjo, podcastą labai padėjo ir labai padėjo tas, kad kofeiną atsisakiau. Tai va, aš linkiu ir jum, kad jūs suprastumėt meigą svarbą ir nenumuotumėt ranką, kad esat jauni ir esat nemirtingi, kaip sakant, tas kraus jūsų jauns. Aš pats jauns, dar jaunesnis, kad buvau iš vis, atrodo, aš gal be meigą varyti 3 paras. Kariuomenė irgi būdavo, kad reikėdavo be meigą būti, tai kartais į haliucinacijas jau matydavau 3 parą. Ir sakau, viskas tas man buvo labai įdomu, tai įsigilinau. Ir dabar viskas, esu jau toks kaip pensininkas, tvarkingas, ramus žmogus. Einu miegoti normaliai, kad optimizuoju savo visą efektą ir raumenų auginimų, ir protinę veiklą, ir aplamą sveikatą, nes mes tos sveikatos nenupirksim, mes tik galim išsaugoti ir gal biškį pagerinti. Tai va, chebra, laikykitės, būkit sveiki
ir kaip matot, sning, nebenoriu varginti savo panelės čia filmaujant, einu numiai ir iki. Skaitykit knygas, domėkitės ir būkit sveiki. Iki.